Sveiki, su jumis sveikinasi Valentinas. Juk daugelis sutiksite su tuo, jo gyvenime svajonės pildosi. Bet ne tada, kai žmogus tik sėdi ir svajoja nieko nedarydamas, o būtent tada, kai žmogus kažką dar ir daro dėl savo svajonių išsipildymo. Lygiai taip pat nutiko ir su manimi. Dar būdamas paaugliu, visada svajojau būti jaunu tėčiu. Ir štai esu, mano nuostabiai dukrytė jau 7 metukai. Antra iš svajonių buvo neapsakomas noras aplankyti nuostabią Skandinavijos šalį Švediją. Na ir pastaruosius 2 metus gyvenau joje. Ir būdamas ten supratau labai svarbų dalyką, tai yra rūkymą. Rūkyti pradėjau būdamas 12-13 metų. Baisu, ar ne? Nebuvau dar atsiplėšęs net nuo žemės. Kodėl taip nutiko? Viena iš priežasčių buvo ta, jog netekau savo tėvuko, būdamas vos 11 metų. Netekus jo, neliko tvirtos rankos ir drausminančio žodžio, todėl labai lengvai pasileidau net tą gyvenimo kryptimi. Antroji priežastis, kodėl taip įvyko, todėl kad mano draugai tai darė. Ir tuo metu, manau, net nesuvokdamas, aš tiesiog nenorėjau išsiskirti iš minios. Ir kaip jūs matote, kiek aš laiko rūkiau? Ne 1 metus, ne 2, o visus 15 metų. 15 metų ir įsivaizduojate, kokia tai didžiulė fizinė bei psichologinė priklausomybė. O tai reiškia didžiulę bėdą, kurią aš privalėjau išspręsti, kadangi jaučiau ir žinojau, jog tai daugiau negali tęstis. Buvo imtasi priemonių, apie kurias šiek tiek papasakosiu aš jums vėliau, kad pagaliau sustabdyti ne tik savęs nuodijimą, bet ir aplinkinių žmonių bei gamtos. O svarbiausia yra vaikų, nes juk jie yra mūsų ateitis. Mes, suaugę žmonės, tėvai savo vaikams, esame ne kas kita, kaip pavyzdys, mokytojai, padedami jiems žengti pirmuosius jų gyvenimo žingsnius. Juk ne iš piršto laužta frazė, ką pasėsi, tą ir pjausi. Labai gerai įsidėmėkite šiuos paskutinius mano sakinius. Suvokęs visą tai, ėmiausi veiksmų, tai yra kardinalių gyvenimo pokyčių. Jei nebūčiau ėmęsis jų, nestovėčiau čia priešais jūs. Na, o dabar eikime prie vieno iš būdų, kaip galima atsikratyti šių velnio dūmų ir ar šis būdas yra veiksmingas. Sakykime, čia yra gydytojas, ne, žymė raidė G. Čia yra mūsų tariamas pacientas, ne, žymė raidė P. Kas vyksta tarp jų? Savaime suprantame, pacientas ateina su tariama problema pas gydytoją, ne? Problema. Gydytojas šiuo atveju yra ne kas kita kaip šios problemos sprendėjas, ar ne? Problemos sprendėjas. Ir kas vyksta tarp jų? Tarp jų vyksta tam tikras informacijos dalinimasis, ar ne? Tai reiškia, jog gydytojas suteikia tam tikrą informaciją pacientui. Informacija. Ar ne? Na ir šis procesas gali trukti, sakykime, apie 30 minučių, ar ne? Ir kokią informaciją, kaip jūs manote, šioje vietoje gauna pacientas? Tai yra, kad tam tikram laikui, sakykime apie 3 mėnesius, jis gauna gydymo kursą vaistų pagalbą, išleisdamas didžiulius pinigus. O jis serga kuo nors? Juk ne, jis atėjo prašyti pagalbos atsikratyti priklausomybės. O tai reiškia, kad jam vaistų nereikia. Daugelis puikiai žinome vaistų paskirtį, ar ne? Vieną gydyti, o kitą marinti. Ir taip marketingas nesustoja. Tad kaip jūs manote, ar šis būdas
yra veiksmingas ir sveikas mūsų organizmui? Aš drįsčiau sakyti, jog ne. O ką mes darome su informacija, kuri yra nereikalinga? Teisingai, mes ją braukiame ir einame toliau. O toliau mes turime kaip jūs manote, kas tai yra? Taip, tai yra atkarpa turinti pradžią, ne, bei pabaigą. Bei juos jungiantis sistemingas planas. Sistemingas planas, ar ne? Iki šio plano būčiau nepriėjęs, jeigu nebūčiau supratęs dar vieno labai svarbaus gyvenime dalyko, tai yra investicijos į save. Tad kągi reiškia tas sistemingas planas? O tai reiškia, kad tam tikrą laiko tarpą, ar ne? Štai čia, kažkas vyksta, ar ne? O vyksta jame labai įdomus fiziniai bei psichologiniai dalykai, padėsiantis jums pagaliau išbristi iš šios baisios problemos. Su kiekvienu dirbsiu individualiai, kad turėtumėte į ką atsiremti jums psichologiškai sunkiu metu. Kas vyksta toliau? Pirma, kur kas geriau pradėsite pažinti save. Antra, įgausite didžiulį pasitikėjimą savimi, kas yra be galo svarbu siekiant bet kokių gyvenimo rezultatų. Trečia, sužinosite, kaip nepardavinėti laiko už pinigus. Ketvirta, atsivers jums platus keliai į naujas gyvenimo galimybės, kadangi jūsų smegenys taps žymiai skaidresnės. Labai atidžiai įsidėmėkite šios 4 punktus. Na, o dabar pats metas prieiti prie pirmosios investicijos į save, ar ne? Ir kaip jūs matote, kiek visa tai kainuos. Ir su didžiausiu džiausmu skubu pranešti, jog pirmiesiems 20 asmenų užsiregistravus į susitikimą kainuos vos 70 eurų. 70 eurų. Ir kągi gausite už šiuos 70 eurų? Pirma, tai yra sistemingas planas. Antra, prisiminkime tuos 4 punktus. Variantas A. Kur kas geriau pradėsite pažinti save. B. Įgausite didžiulį pasitikėjimą savimi, kas yra be galo svarbu siekiant bet kokių gyvenimo rezultatų. Trečia, sužinosite, kaip nepardavinėti savo laiko už pinigus. Ir ketvirtas, atsivers platus keliai į naujas gyvenimo galimybės, kadangi jūsų smegenys taps žymiai skaidresnės. Ir trečias dalykas, tai klausimas jums. Ar tai yra dideli pinigai, gaunant šitokį paketą? Spręskite patys. Noriu akcentuoti vieną svarbų dalyką. Aš nesu gydytojas, nesu šamanas ar koks burtininkas, kuris lazdelės mostu panaikintų jūsų turimą problemą. Esu žmogus, visą tai praėjęs, žinau, ką tai reiškia. Nekalbu sausa teorija, kalbu realiais faktais. O didžiausias faktas yra tai, jog aš stoviu priešais jūs, pasiruošęs jums padėti. Tad kągi reikia turėti su savimi ateinant į susitikimą? Pirmas dalykas, būtinai užsirašykite. Tai yra rašymo priemonė, rašiklis, visi puikiai žinote, kaip jis atrodo, ar ne? Antras dalykas, ką reikia turėti su savimi, tai yra užrašų knygelė ar sąsiuvinė. Jis gali atrodyti, kad ir taip. Dydis priklauso nuo to, kiek jūs esate pasiruošę rašyti. Ir trečias dalykas, ką reikia turėti su savimi, tai gerą nuotaiką. Na va, išvardėjau jums paprastus elementarius dalykus, po kurių belieka jums patiems apsispręsti, kurįgi gyvenimo kelią pasirinkti.
O pabaigoje, žinome, matysite mano kontaktinius duomenis, kuriais galėsite su manimi susisiekti. Nepraleiskite jų. O šią akimirkai sakau, iki malonų susitikimų. Ate.